Atvykę į Panemunį, jau pats vietovės pavadinimas sufleruoja, kad ši jauki Kazlauskų puoselėjama sodyba įsikūrusi didžiausios Lietuvoje upės Nemuno krante. Vos kelios minutės kelio nuo poilsiautojų pamėgto Birštono kurorto. Vaizdingoje 3 hektarų teritoriją užimančioje sodyboje be įprasto poilsio gamtoje poilsiautojams siūloma galimybė įvairių parodomųjų edukacinių pramogų metu geriau susipažinti su dzūkiškomis tradicijomis. Na, o sodybos šeimininkas Žydrūnas Panemunio sodybos svečiams mielai aprodo Birštono apylinkės iš oro baliono skrydžio. Labadiena, esu Žydrūnas Kazlauskas, atstovauju Panemunio sodybą. Kažkada turėjom tokią rožinę svajonę su tėvuku, kad reikėtų sodybą įveiklinti ir tiesiog padaryti galimybę čia apgyvendinti žmonės, teikti apgyvendinimo paslaugą, tą ir padarėm. 15 metais sodyba pradėjo teikti apgyvendinimo paslaugas, na ir po to veiklos vystėsi. Reikėjo plėsti, didinti, populiarinti sodybos apimtis. Būtinai reikėjo konferencinių pajėgumų, dėl ko nusprendėm kreiptis dėl paramos, ko pasekoje turime šiandieninį rezultatą, tai yra pastatą, kuriame vyksta konferencijos, kuriame vyksta seminarai jogos, psichologų seminarai. Papildomai organizuojame įvairias aktyvias veiklas. Turim sudarę dviračių maršrutus, pėsčiųjų maršrutus. Žmonės atvykę pailsėti į sodybą gauna ne tik apgyvendinimo paslaugas, taip pat jie turi galimybę gauti ir edukacinės paslaugas. Naujai pastatytame pastate vykdom bandų edukaciją, tai kepam dzūkiškas bandas. Kadangi esame Nemuno Kilpų regioniniam parke, kiekvienas atvykęs čia naudotis mūsų sukurtais maršrutais, keliauti į rytus, vakarus, šiaurę, pietus, ar tai būtų dviračiai, ar tai būtų pėsčiomis, turėdamas galimybę atitrūkti nuo miesto, faktiškai pabūti gamtoje nuo ryto iki vakaro, be automobilių, kito urbanistinio triukšmo, tiesiog įsilieti į gamtą ir atsipalaiduoti, patirti malonumą. Taigi, ta maža rožinė svajonė išaugo į šeimininės veiklas. Čia rado tėvukas ir mama, rado ką veikti, mes su seserim. Tai sesuo daugiau rūpinasi apgyvendinimu, maitinimu. Aš pats aktyviomis veiklomis. Jau daug metų skraidau karšto oro balionais. Tai organizuoju bene 30 metų čia vykstančius oro balionų festivalius. Taip pat norintiems suteikiam maitinimo paslaugas, sesuo baigus maitinimą, tai šita paslauga irgi teikiama. Labai reikalingas buvo sodyboje, sakykime, alternatyvių energijos šaltinių sprendimo klausimas. Taip pat paramos dėka įsirengėme į saulės jėgainę 30 kW. Didžiąją dalį šildymo sezono mes turim galimybę būtent išnaudoti tai kaip alternatyvų šaltinį.